Štai ir naujasis projektas. Dodge Charger. 6,4 litro. Daytona. Tai kaip jis pas mus atsirado? Ne. Kur šitą? Džumpinį. Nu, aš dėl šito mažiausiai tikėjausi, kad kai... Aš ir mažiausiai tikėjausi, kad paėsiu. Ir reakcija užsidengia veidą, ką mes padarom. Jei, turim 6,4. Over budget. Įmam. Mums pavyko jį laimėti aukcione iš Kanados. Kodėl mes jį pirkom? Tai yra paskutiniai 24 metai, kai Hemis leidžia V8. Tai norėjom paminėti šią progą, tai nusipirkome 6,4 Daytona Hemi V8. Tai kai aukcione pirkom šį Dodge'ą, tai tikėjomės ir blogiausio, įvertinom tiek, kiek realiai matėm ir truputį turėjom rizikos, kad kažkas bus daugiau. Deja, turim tikrai daugiau. Dvigubai daugiau. Ja. Tai turime suskaldytą siurbimo kolektorių, ABS bloką sudaužytą, saugiklinę irgi lūžusią, gazų sklendę sulaužytą, ko nesitikėjome, bet turime oro filtrą gerą. Na tai ką Irmantas išvardino iš pažeistų detalių, tai šitų mažiausiai ir tikėjomės ir nenorėjom, nes 6,4 Lietuvoje nėra toks populiarus ir šitas detalės gauti reikia pasistengti paieškoti. Na tai turime išaudžiusias oro pagalves, praktiškai visas, neiššovė tik tai vairuotojo lubų airbagas. Visus airbagus keisime dėvėtais naujais. Žiūrėk, tadai dar kuro dangtelis šitas palaužytas. Turbūt bandė pavogti. Čia maža bėda. Bet manau, bendrai viskas kaip ir neblogai. Tai einam giliau, įsivertinsim. Ja, apsiardom ir matysim, kas daros. Žiūrėk dar, ko nepastebėjom, šlangos dar irgi trūkusios. Ir stabdžių. Ir šitie vamzdeliai. Nepataisom. Nelyginami ir taip toliau. Juos reikia keisti, būtinai. Turbūt svarbiausia vieta. Na, bet nėra tokie brangus turbūt. Nu, kosmiškai. Aš manau, kad yra naujų pirkti šitų, nes jie tinka nuo visų modelių, tai turėtų būti. O ką turime iš kėbulo pažįsta, tai turime ragą, kuris yra tiesiog prispaustas prie rato ir čia nėra nieko blogo. Bus keičiama šita dalis naujai ir tiek žinių. Valgis sveikas. Ja, čia viskas sveika, giliau. Jo, tai čia turbūt jis tikrai ne į stulpelį atsitrenkia kokį nors vilkiką galą, nes aukštesnis yra smūgis. Nu, panašu. Jo, stulpas koks būtų čia bent. Jo, pačia nelėtė. Greičiausiai kokią furytę pabučiavo. Daugiau visą kitą kaip ir neblogai. Na ir laimėjus aukcioną, iš karto nedelsiant atsidarėm Signedos puslapį ir išsirinkom jam reikalingas dalis, kad išspręsti kiek įmanoma greičiau pažeidimą. Tai susipirkome sparną, kapotą, bamperį, vadinamą televizorių ir atiduosime neužilgo kebulistui, kad sutvarkytų šią avariją. Na ir atsidarius Signedos puslapį buvo maloniai nustebinti, nes radom ne tik reikiamų dalių, bet dar ir jų pasirinkimą. Tai galėjom rinktis sparno kokybę, išsirinkome, sakykime, antrą pagal gerumą iš 3 esamų. Bamperis, tai bamperių buvo gal 3 opcijos, gal net 4. Ir išsirinkome mums gražiausią, tai pamatysite jį vėliau. Bei kapotas, kuris taip pat sukūrė išskirtinį vaizdą šiam automobiliui, tai irgi išsirinkome top. Netgi Signeda turėjo pasiūlyti 6,4 varikliui radiatorių, oro difuzorių, 2 radiatoriai, tai kondicionieriaus ir vandens. Na ir pradėjom nuo agresyvaus priekio rinkimo ir prisiminėm, kad turim ir galą. Ir šis difuzorius nėra toks agresyvus, tai išsirinkom agresyvesnį ir nesidėsim ir viską jums parodysim. Viskas čia laikosi. Dar nuimt bus sudėtinga. Nu, ja. Ko pradėti?
Ką, nuo ko pradėti, nežinau, pasižiūrėk, kiek valandų. Standartiškai naktis. Jo, baigėsi šitas... Klientų laikas. Jo, klientų laikas mūsų, asmeninės problemas. Žiūrėk, kaip čia taip originaliai ir čia dažė tą kapotą. Lūpas dažai, net vidui. Jo, dažytai, ant viršaus. Na, nieko, dažysim trečią. Nebe tą patį. Bent jau ne tą patį. Ką tu čia darai? Ardau, mašą. Palauk, pradedam nuo kapoto, tada pasikeliam, nusimetam ratukus ir bamperiukas tada lengvai išeis. Dugno apsaugos. Važiuojam. Ir jums čia reikalingas varšas? Ai, čia yra numerių. Blogiau ne. Soliai, čia metrik. Kita kur? Kas? Ai, tu jau susisukęs stovyčiais. Taip. O viską atjungi. Taip. Kur dėt? Dar reikia jo. Ir mikel kitą pusę. Kur ir? Šiandien smirda, poryt nebesmirdės. Iš kojytės, ne, ir min. Įim tada. Ne, laisvai. Eik tu kiek špų. Ramas. Prašau. Atsimenu, kodėl aš nebemėgstu posparnių. Jo, posparniai pas šituos klasikinius Dodžus yra su begalė plasmasinių fiksatorių, kurie kartais varo iš proto. Ar tikrai tavo čia reikia? Ką? Ką? Kas tai? Šunį, sakai. Tu su manim kalbėk, ne su šuniu. Ir man tai kur 7. Aš tas vykas. O kodėl po posparnių pliusinis laidas yra? Mano galva, čia yra, jeigu miršta kumas, nebegali atidaryti durų, negali kapotą atidaryti, pajungti plius, nes tiesiai Čia per giliai mastai, bet jo, bet galima ir tai. Nu, tai kam tada? Kam tada? Nu. Tiesiog eina ne per dugną, pliusas į priekį, o per saloną. Tai čia perėjimas, jungtis, nu... Avarijos atveju gerai, tiesiog pakeiti šitą gabalą viskas, jeigu pažįsti. Čirmin, tu jau tiek iširmiai? Jo. Zimpuojam. Kam tam viskas? Kapot, tipo vežk. Jo, pirmą kartą šitą automobilį radau su šiuo įrankiu, tai žiauriai patogu, nes šitoj vietoj sukti varžtą reikia prailgintojo kampo ir tada suki iš čia, bet labai nepatogu ir dažnai nukrenta. O su šiuo tiesiog tiesiai ant varžto maunu ir atsisuku. Pas mane, aš nebematau per šitą lempą. Naktibalda, kur prožikai? Kraunas. Vienas kraunas, vienas už. Ir per mažai žingsnių šiandien. Jau 11 100. Bosas. Aigi čia Dodžas, čia bamperis ne... Pamiršau, kad bamperis čia ne ant klipso išsitraukia. Jo, pasilgau šitos mašinos.
kažkaip kitaip viskas. Volia. Ar aš čia kažko nesudom prie Kažkur ką atjunginė. Ne. Kodėl? Lengviau. Ai, taigi mes naikinsim priešrūkus. Tai kas, kad lengviau vis tiek reikės šitą atjungti, nes mes juos naikinam. Toks vaizdas, kad niekad neturėjau dodžo su priešrūkais. Kad patys nemokėtų nusiimti amerikonai ir važiuotų į servizą turbūt. Tokį užraktą padaryti. Ten iš šono nusistumė, ne? Tai dar ne tik iš šono, dar turi nuspausti su datėlę užrakto spyną ir tada tik nusistumė iš šono. Ir į kaktą, ir į smaką. Geriau neim. Tai ta klipsa. Čia. No. Jie visi. Jo, Dodge'as ties šitų kietas, nu bet Mustangų ne kitaip. Mustangė, jeigu bandai nuimti slengsį, tai dažniausiai fiksatoriai su dalimi slengsčio lieka kėbulio, slengsis atsiskiria nuo to kaulo vidinio plastmasinio. Tada turi viską ardyti ranka, lituoti jau. Žodžiu, pasaka be gal. Tai damage reportas toks, nieko blogo. Čia iš vis galima sakyti sveikas automobilis. Norėjau sakyti mašina, čia automobilis didelis, su galingu varikliu. O šuo negali padėti? Sakė, ne. Jei po darbo valandų jau. Turėtų išsitraukti ant skylės, noros, kad ten neskylės. Ne. Ką? Viena skylė ten, kur prieini gali. O kitas, kur neprieini, yra padarytas normalus. Kaip ramas logiškai surinktas, tai šitas atvirkščiai. Tai ramas šitą naują, kai darė, gal BMW inžinierių pasisamdė, nes šiaip viskas labai gerai padaryti. Sorry, Audi fanai. BMW yra geriau surinkta. Oi, kaip smagiai. Kur tą dėtą? Duok dabar žinai. Ką? Ne, žiūrėk. Ranka. Aš paruošiau įrankį, va. Eik pasiimk. Nebejau. Tu ką tik sakei, kad pervargęs. Šitam garažė rankom nesukia. Trauks šluoju. Bet bėga per fiškį. Šiaip, šiaip, ką sušlaviau, tai ne į fūrą atsitrenki. Gyvūnas? Gyvūnas. Šo. Ne, gal ne šo. Stirna labiau. Ne, Šėrys. jeigu Kanada, tai gal briedis. Briedis arba šernas. Ne šernas. Žodžiu, medžiotojai pasakysit. Šviesus. Kailis, ne kailis. Plaukas. Kaip šėrys. Blondinka. Trumpo kirpimo. Blondinka. Bet tai kaip tą briedį dėjo? Tipo. Okei, nu tikrai nestirna briedis. Jeigu briedis, ne? Tai tie kalė tą briedį, jis neišgyvena. Vargšas. Ne, šiaip briedis daugiau damage daro. Nebent čia buvo per odegytę. Pup, tokį. Per odegytę ir tada susimėtė ir dūrė į kampą kur nors. Nes kaip briedį kalą, tai būna stogo pusė nelieka. Pameni, kaip pasakojau, kai briedį pradavinėjo gal Hyundai'ų su briedžiu įstrigus aukcionį. Nu. Tai jei čia būtų buvęs briedis, tai bent jau gabalą raščiau čia, nes po tokio smūgio čia jau jam ne kažką. Damage estimate darau. Žiūrėsiu, ką parodė. Kad jinai nebuvo duštenai sveika. Čia visiškai nieko. Nu, tipo, ar tu pirki mašiną ir sako, tu jau turėjo avariją, ten 10 000 žala, atsitrenkus į sieną. Nu, tai tu galvosi, ten nieko neliko, žinai. O kai pasakys, kad briedį nutrenkė, tai nieko ten ta mašina. Vargsta. Dėl to reikia dar 2. Jo, ne 2, aš tai manau, kad dar 6 reikia, kad būtų užtaisyta skirtingom galvom. Žinai, kiek laiko staupytum keitimam? Taip. Galvučių. Nuimk tiek, kiek trukdo nuimti sparną. Nes jį reikia palyginti. Atvažiuoja klientas padangų keisti ir matas viską tiesiog keičiu. Ai, tai mes čia nertam. Ai dar palieka nakčiai, tai ryte kitą mašiną.
Kapotą vyrus dar nupirk. Ką? Kapotą vyrus nupirk dar. Jie ten. A jau yra? Nauji. Prašau. Tau panašu, kad pirmas Dodžas. Žiauriai pulsų. Terkšlė, paskui pagreitinta terkšlė. Tai čia baso, šitie stabdžių šlangelis eina per teliką? Jo, žinai kam? Ar žinai kam? Kad keis būtų sunku. Ne, kad paprasčiau būtų keisti. Tu žiauriai paprasta keisti. Ten atsijungia. Ai, ten yra atsijungimas? Jo. Aš nežinau, kodėl jie ABS čia pastatė. Ne, nu tai gerai, basas ten gali būti. Bet šlangelis eina ten, kad jų nesudaužytum. Jo, bet įsivaizduok, jeigu jos eitų, pavyzdžiui, čia šone prie variklio, tai tenai ir kur nors atjungimas, kažkur, ne? Tai avarijos atvejus tiek reikėtų juos keisti, nes jos sulankstytų stipriai ir pakeitimas jau sudėtingesnis būtų tau čia viskas. Taip ar taip čia, ardai dužė ir keiti. Realiai eliminuoja papildomą. Aišku, nu, taip, gal mažesnė tikimybė, kad bus sulinkę, čia realiai visą laiką bus sulinkę. Čia visada bus linkę. Tai realiai biznis. Varžyti net ne, aš paėmiau. Žinai, aš old school. Kam atjungi tą? Ką atjungi? Kam atjungi? Tam, kad varžto nepanos. Telikas ir einam teliką pasim. Ką? Dėžė neblogai padaryta. Netgi satisfying unboxingas gali būti su tokia dėžė. Tikiuosi, tas Taivanio inžinierius tiek pat pastangų, kiek į dėžę įdėjo ir į tą teliką įdėjo, nes dėžė tikrai kokybiška. Wow. Kaip čia viskas bus? Žiūrėk, turi jau Dodžo brožų. Ne, iš tos pusės neturi. Iš tos žibintų formą. Visiškai žibintus atkartam. Jau dėt? To, čia daras. Užuodžiu briedį. Čia kažkoks kvapas yra. Nu gerai, spėjom, kokio gamintojo tepalo filtras stovi pa šitą variklį. KNN. Ko? KNN. Moparas. Originalas. Ką tai reiškia? Pas dealerį aptarnavo? Taip, paskutinį kartą. Arba nekeitimo. Pa, kiek čia 1020 pravai? Ne, palauk, biški. Ne, tai rida, tai... Ne, tai tikrai turėjo keitį. Keitė, nes yra, va, jis žinai, ką turėjo? Jisai, šiaip, okei, tas variantas, kad, tipo, originalus filtras stovi vis dar variklėje, kinda, realus, nes jis turėjo išsipirkęs, aš perskaitysiu, No Charge, Carefree Oil Change Program. Ir nei vieno neįrašyta keitim. Tai jis tik susimokė. Nu, teoriškai, pažiūrėsim, ką rasim. Neskamba gerai. Neskamba gerai. Žinai, jeigu pakeitė paskutinį kartą, jeigu, tarkim, buvo kas 3000 pasikeitimas, pakeitė paskutinį kartą apie 60 dar pas dealerį, nes garantinis, ir dabar turim 90 nekeistais tepalais, taip, Na, jau geriau, sounds. žinai, jau geriau keitė 3 kartus, negu iš vis nekeitė. Nu, kvapas, taip. Tepal. Kaip keturačio. Kaip motopirdas. Pasimaišęs tepalas su benzinu. Nu, šiek tiek. Nu, tai kvapas vedinėje. toks. Čia starkis? Skilimas šitą. Čia nėra nieko nepatvarkoma. Žiūrėk, nepataupė, made in Taiwan, bet metalo storis toks pats. Aišku, kietumas įdomu koksai, bet nemanau, kad blogesnis. Ir jeigu dar skylutės bus išgręžtos ten, kur reikia, tai neturiu kom skūstis. Įvaizdu, kad neturiu kom skūstis.
Įvažiavo. Super. Kampuot. Ai, sparnu. Net ne. Sparnu? Po dabar nori pirmas? Net nelabai yra pašnio dabar dar. Nes ten sunku įdėti. Už ką eina. Pasižiūrim tą kalvanį. Šitas sparnas su sertifikatu net geras. Pažiūrėsim jo kokybę. Ne originalo, antra pagal originalą, bet sako esas labai geras kaip originalas. Tai pažiūrėsim, ar tas kaip bus tikrai gerai. Žinai ką padaryk? Špunkytę. Off. Va, matai, įsitraukia fiksatorius. Juos labai sudėtinga, dėl to, kad turi šiek tiek gadinant slenkstį lysti prie kiekvieno fiksatoriaus ir jį nuspausti. Parodysiu, jeigu reikės. Sunki gyvatė. Žiūrėk, su spina. Eik. Nu, sukilp. Kas ten? Paminkštinimas? Ne, tenai yra grotelės. Ok, čia labai viskas mesi. Užpurtom, kas liko. Jop, veiks. Net termo apdangalą prideda. Dar taip nemačiau. Prideda prie kapoto termoizoliaciją, kas labai reta. Aš nesu turėjęs dar kapoto iš Signedos anksčiau, kiek pirkęs. Tai originalus bent irgi prideda? Kas taip? Originalai prideda? Originalą kaip pirkini? Nu, šau. Važiuojam. Kapotas kaip kapotas. Kampotas kaip kampotas, apverčiam. Žiūrėk, nėra Jokių duobių, ne? duobių rinkimų, arba kaip kantai man svarbiausia. Lygus. Nes jeigu nelygus, galim dėti atgal į dėžę ir vežti garantiniam apkeisi kitą, jeigu nudaužyta. Visko būna transportuojant, nulenkia šitus galus, o čia svarbiausia, pažiūrėjau. Ne. Šitas gerai? Gal ir... Ne, gal ir man gerai. viskas gerai. Nu tai nėra toks gražus, nes tiesiog skarda nauja. Neapdirbti. Nuleis lankstą žemyn. Gerai. Ne tiek daug. Žinau, kodėl taip yra. Nu. Nes anas kapotas po smūgio nuvertė. Aš jau aną atlankščiau. Tai aš dėl to ir klausiu, ar nelankstyta čia. Ne. Aš žinau, kad aš persistengiau. Bet aš matau pagal sparnus abu, nes abu sparnai išsipūtė iš šonus. Tai viskas bus gerai. Virš. Nu, ta prasme į priekį. Oi, tu čia persistengi. Vos. Gerai. Nuleisk. Paimk jau. Oi, reikia mane daug. Čia byst. Šiaip nulakuot užtenka kapotą, taip ir taip tiktų prie to matinį laukų. Ne, normaliai dažys. Čia Hellcatinas, ane? Ar čia kuris? Čia koks stilius? Nu. Ei, nuoširdžiai nebeprisimenu. Grotelės atrodo kaip 3D pridengta. Žiūrėk, pat tas spausdinimo vaizdas. Grotelės... Nežiūrė dabar kam. Ne, žiūriu koks... Ai, gerai, nereikės dažyti. Bet kodėl man dažyti? Man pridėt.
Ką tu darai? Ką tu darai? Turim. Galėsiu pasižiūrėti, parodysiu, kaip atrodo. Gerai. Originalas. Dabar važiuos. Ne. Ne, nu čia. Reiškia, taip turi būti. Visgi, net šitas, ne kebulistas. Prijaučiu. Šiaip šitas karda Dodžo labai gera. Labai kieta ir nepaklusni.